Sveiki, Naudomalties skaitytojai. Šiandien esame prie naujos Akvaterijos gamyklos, kur bus gaminamas aukštos kokybės maistas šunims. Tačiau šiandien noriu parodyti ne gamyklą, o štai šį automobilį. Tai yra Ferrari FF, labai įdomus Ferrari GT klasės automobilis, apie kurį iš tikrųjų svajoju nuo 2011 metų, kai jis pasirodė. Tiesa, jis priklauso ne man, jis priklauso verslininkui Taurui Plungiai, kuris maloniai sutiko šio automobilio vaizdais pasidalinti su jumis Naudomaltie skaitytojais. Prieš tai pakviesiu užsukti jūs į šio įrašo aprašymą, kurios aktualias nuorodas, tai yra nuorodas į kelius straipsnius, taip pat nuorodas į Naudomaltie socialinių tinklų paskyras. Šis automobilis pasirodė 2011 metais ir iš tikrųjų labai nustebino žmonės. Dėl to, kad Ferrari anksčiau tokių automobilių negamino. Ferrari duona visą laiką buvo tokie, sakykime, super automobiliai, kurie turėjo šaknis automobilių sporte. Tačiau Ferrari nuo seniausių laikų gamino ir GT klasės automobilius, kurie buvo skirti labai ilgoms, labai prabangioms ir stilingoms kelionėms. Tačiau šis yra ypatingas. Tai yra pirmasis Ferrari serijinės gamybos modelis su 4 varomais ratais. Ir ta 4 varomų ratų sistema yra iš tikrųjų ypatinga. Įprastai automobilis, kuris yra varomas 4 ratais, priekyje turi variklį, kuris yra sujungtas su pavarų dėže. Iš tos pavarų dėžės išeina velinas, kuris eina į centrinį diferencialą, o iš centrinio diferencialo velinas eina į galinius ratus ir neria po varikliu ir suka priekinius ratus. Tokia sistema yra gana sunki, bet ji yra standartinė daugelį automobilių, kurie yra varomi 4 ratais. Ferrari ta sistema netiko dėl to, kad ji yra gana sunki ir verčia pakelti variklį ir taip pakelti automobilio svorio centrą. Ferrari tai netiko, todėl jie sugalvojo šitą labai įdomaus. Vietoje to šis automobilis turi 7 laipsnių 2 sankabų transmisiją, kuri maitina tik galinius ratus. Priekinius ratus suka papildomą pavarų dėžė sumontuota variklio priekyje. Tai yra po varikliu nėra jokio velino. Kaip minėjau, ta centrinė pavarų dėžė turi 7 pavaras, priekinė turi tik 2. Tai yra pirma pavara dengia pirmąjį ir antrąją centrinės dėžės pavaras, antra pavara dengia 3 ir 4. Įjungus 5, 6, 7 pavaras, šis automobilis tampa varomas tik galiniais ratais. Kodėl tai yra svarbu? Tai yra svarbu dėl to, kad tai yra pirmasis Ferraris, kuris atėjus žiemai ar tiesiog prastesniems orams nesislėpia kažkur garaže šildomose pataluose, nes jis gali iš tikrųjų susitvarkyti ir su šiek tiek slidesniu, šlapiu ar netgi snieguotu keliu. Šis automobilis, kai jis pasirodė 2011 metais, buvo komplektuojamas su Pirelli sezoninėmis padangomis. Tačiau, aišku, įdomiausia jo dalis yra ne tos 2 pavarų dėžės, o jo širdis. Jo širdis yra 6,3 litrų V12 variklis, išvystytas iš Ferrari Enzo. 6,3 litrų atmosferinės V12 variklis. Kaip matote, tas 6,3 litrų V12 variklis yra už priekinės ašies, tai yra iš esmės automobilis su varikliu viduryje, o priešais jį yra ta papildoma pavarų dėžė skirta priekiniams ratams varyti. Ferrari visada pasirūpina variklių skyrių grožiu. Tas variklis išvysto 485 kW. Tai reiškia, kad šis automobilis iki 100 km/h bėgėjasi tik 3,7 sekundės. Kadangi šis automobilis išvysto 335 km/h greitį ir jis turi 485 kW, tai stabdymu taip pat pasirūpinta. Šis automobilis turi anglies keramikos stabdžių diskus, kurie iš tikrųjų veikia puikiai. Šis automobilis stabdo labai gerai, nes privalo gerai stabdyti. Ferrari labai daug dėmesio skiria šio automobilio aerodinamikai. Tai matosi detalėse, tokiuose kaip, pavyzdžiui, ventiliuojamos rato arkos. Labai didelis ir iš tikrųjų funkcionalus difuzorius gale. Jis generuoja prispaudžiamąją jėgą. Ventiliuojamos rato arkos padeda sumažinti tą spaudimą arkose, kuris iš tikrųjų šiek tiek kelia automobilį. Šio automobilio dizainas yra
iš dalies ir Pininfarina kūrinys. Angliškai tokia automobilio forma vadinosi shooting brake, tai yra dviduris universalas. Šio automobilio svorio pasiskirstimas yra, galima sakyti, tobulas. Šiek tiek daugiau nei pusė automobilio svorio tenka galiniai ašiai. Tai svarbu dėl to, kad tai pagerina automobilio įsibėgėjimą ir stabilumą. Jis iš tikrųjų yra pakankamai aptakus, nes tos visos kėbulo linijos yra suformuotos vėjo tunelius, nes, kaip žinote, Ferrari yra Formulės 1 komanda. Tie priekiniai žibintai, beje, jums gali atrodyti šiek tiek matyti šios stiliaus, ne konkrečiai šios žibintus, bet šios stiliaus žibintus Ferrari naudojo 458 Italija modeliuose. Vos pasirodęs Ferrari FF buvo vienas iš galingiausių Ferrari modelių ir vienas iš greičiausių pasaulyje iš tikrųjų keturviečių automobilių. Maksimalus greitis siekia 335 km/h. Bet vėlgi, net ne tai svarbu, svarbiausia tai, kad šis automobilis gali būti naudojamas ištisus metus, bet kada, bet kokiu oru. Iš tikrųjų, žmonės džiaugiasi, kad šiuo automobiliu galėjo vykti į slidinėjimo kurortus, nes GT klasės automobiliai yra skirti labai ilgoms prabangioms kelionėms, tačiau dažniausiai atėjus žiemą jie slepiasi šiltuose patoluose, o Ferrari FF gali nusivežti jūs ir slidinėti. Vienas iš mano mėgstamiausių automobilių žurnalistų, tai Harry Metcalf, Ferrari FF vyko slidinėti, susikrovė savo šeimą ir išvažiavo į Prancūzijos Alpes. Ten jis sakė, kad šis automobilis snieguotose stovėjimo aikštelėse pasirodė ne ką prasčiau nei, pavyzdžiui, Range Rover. Tai yra jo žodžiai, ne mano. Šis automobilis yra iš tikrųjų praktiškas. Jo bagažinė yra 450 litrų talpos. 450 litrų galbūt nereiškia daug, bet tai yra iš esmės, tarkim, Passato sedano bagažinė. Nulenkus galinės sėdynės, talpa padidėja iki 800 litrų. Tai yra 800 litrų bagažinė Ferrari. Tos galinės sėdynės nėra šiaip vaikams pasidėti. Čia iš tikrųjų telpa 4 suaugę žmonės, nes to galinė yra gana aukšta. Kitas automobilių žurnalistas, Chris Harris, nulenkdavo galinės sėdynės ir į savo Ferrari įsimesdavo kalnų dviratį. Keturviečių automobilių Ferrari gamoje buvo ir anksčiau. Pavyzdžiui, šis automobilis pakeitė 612 Scaglietti. Tas automobilis buvo keturvietis, tačiau jis nebuvo toks praktiškas kaip šis. Ir ta žemėjantis stogo linija, galinė sėdynė pavertė, sakykime, tokia, ne tokia praktiška. O čia iš tikrųjų yra labai daug vietos galvai. Kojoms priekinės sėdynės yra elektrinės, jos pasitraukia iš, palieka šiek tiek vietos, kad galėtume įlipti į galą. Buvo Ferrari FF automobilių, kurie gale turėjo ekranus, kad žmonės galėtų žiūrėti filmus. Taip atrodo Ferrari FF vairas. Tradiciškai viduryje yra apsukos, šonuose yra ekranai. Čia yra garsusis manetino jungiklis. Manetino itališkai reiškia maža rankinėlė. Čia galima pasirinkti skirtingus režimus. Šis automobilis yra toks praktiškas, jis turi netgi sniego režimą, nes buvo sukurtas važiavimui ištisus metus. Viskas, žinoma, yra oda. Labai kai kuriems žmonėms nepatiko tai, kad posūkiai yra ant vairo, nes važiuojant, pavyzdžiui, žiedu labai jau reikia pagalvoti, kurį posūkį įsijungti. Šio automobilio savininkas sakė, kad jam tai labai netrukdo. Viskas yra oda. Viskas yra oda arba anglies pluoštas, labai dailiai aptrauktas automobilis. Čia yra, aišku, nesimatys, bet čia yra ekranėlis, jis buvo kaip papildoma įranga. Čia keleivis gali matyti, pavyzdžiui, greitį. O greičių šis automobilis turi tikrai pakankamai. Kaip atrodo šio automobilio Ferrari FF autopilotas, tai vadinasi It-Speed. Tai yra techninio aptarnavimo juostas Formulėje 1 greičio ribotuvas. Jie tiesiog taip pagerbė savo Formulės 1 istoriją. Ferrari iš pat pradžių ketino pagaminti po 800 tokių automobilių kiekvienais metais. Tačiau jų pardavimai nebuvo tokie geri, kaip Ferrari galbūt tikėjosi, nes, ne visiems žmonėms reikia praktiško Ferrari. Taigi, pardavimai nebuvo tokie milžiniški, kaip Ferrari tikėjosi, bet jie buvo neblogi. Ir iki 2016 metų Ferrari pagamino beveik 2300 tokių automobilių. Vėliau juos pakeitė
šio modelio evoliucija GTC 4 Lusso, geriau skamba angliškai GTC 4 Lusso, kuris yra iš esmės tas pats automobilis, tačiau yra stipriai atnaujintas. Apie Ferrari FF galėčiau kalbėti labai ilgai, bet šiam kartui turbūt tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad prenumeruojate, ačiū ponui Taurui Ploniui, kad sutiko parodyti šį automobilį ir iki.